Kaip gyvuojat? Jau aš jūsų pasiilgau. Nes esmė ta, kad vasario mėnesis labai pas mus įmonėj sausas, tuščias. Nėra važiavimų, nėra reisų. Nežinau, tai būna banguoja. Pernai irgi ten lyg tai kažkas panašaus buvo. Nepamenu, bet mes gyvenam į priekį, o ne atbulinėm datom. Gerai, pasakoju esmę. Už tą laukimą tikriausiai bus kompensacija jum, nes važiuosim į Vokietiją, vešim vieną tokį įrenginį. Tas įrenginys toks labai įdomus. Aš mačiau fotkės, kaip sakant, paveiksliukus, nuotraukas. Mačiau, tai toks, jį reikės vienam pasikrauti, tai jisai toks, nu, sakykim, nepatogus, bet aš važiuoju dabar pasitreniruot, mokymus praeit, kaip pasikraut krovinį. Tai manau, kad šiek tiek, bent va nors tiek, jums bus įdomu. Ir, nu, šitas traktoriukas čia tikrai ne vietoj. Tuoj pratęsim pokalbį. Na, čia važiuoju iš Prienų ant to blogo kelio, iš Prienų į Kauną, tai vienu žodžiu, čia ir neapsilenksi, iš priekio mašinos, 70 greitis, kelias blogas, tai vienu žodžiu, vilksimės, bet ir kalbėsimės. Tai va, tai važiuojam, tada pasipraktikuosim su tuo krovinuku, kaip ten jį vienam geriau įsikelt bus. Pasimsim iš Lietuvos tokį kraniuką, mini kraną, kad man ten, žinot, tam paletė susikraut. Nu, viską jūs matysit, aš parodysiu, pafilmuosiu. Tikiuosi, niekas prieš nieko neturės dėl to filmavimo, nes skelbsim viešos informacijos, iš kur imam, į kur vežam. Vienu žodžiu, bandysim praktikuotis. Šitas, ar ne, įrenginys? Panašus. Panašus, ar ne? Šitokį stalą turėsit paimti. Toks va. Ir va tokį robotą. Ja, ir robotas instrumentas. Šitas bus kontroleris, bet tas kontroleris kitoks. Pilkas. Bet, nu, dėžė vis tiek kitoks. Supratau. Dabar žiūro mes, o žiūrėkit, apačia bus tokia identiškai. Va, šitas bus va čia, va, baigsis. Ai, čia baigėsi. Jo. Be šito, be pado, ar ne? Čia reikės atsukti, tik tai čia 3 varžtai bus. 1, 2, 3 iš visų pusių. Aha. Šešiakampiai pagal nuotrauką. O įdomu, identiški ir ten bus kaip čia, ar ne? Jo, tas pats viskas. Aha. Panašiai. Nes paskui pasimsi gal vienus raktus, o reikės kitų. Viską paruošiau visiems galimiem variantams. Nes Supratau. stalas irgi bus. Dabar taip, problema. Robotas, ne? Tai robotą, kad atsukti, jisai maždaug tokioj pozicijai stovi, ne? Svorio centras, jisai kris į tą pusę. Tai dabar 2 variantai. Vienas variantas daryt kaip? Pasiriš šniūrą per čia Diržą, jo. ir su gerve iš lėto pasikelt tiek, kad po apačią galima palėtę pakišti. Jo. Teisingai. Bet šiaip aš pamokinsiu ant kito roboto, kaip jį nuleisti. Aha. Kad svorio Tai, o kaip vežam mes, vežam stačią, vežam gulšę? Tai ar... tik tai stačia. Tik tai stačią, Tik ne? tai stačią. Guldyti negalima? Ne. Viskas, supratau. Tai ką, tada galima pasipraktikuoti biškį, ne? Tai galima. Kažkas tokio, nu, nežinau, kaip jūs sakote, jeigu parodysit, kaip, parodys. Jo. kaip geriau, nes vis tiek jau Jo. patys ir statėte. Tai viskas, matot, aš ten nežinau, ant kiek ten jisai gyvas bus. Aha. Tai gal ten jisai ir negyvas, Jo, tada jo. variantas Tada toksai. kaip sakėt. Tada ant paletės dėt, yra grąžtas, pagręžt skylės, varžtus duosit, prisukt varžtus. Nu ir kažkaip virvėm dar įsitvirtinti, kad jis negriūtų ir viskas. Jo, jo, Daugiau jo. variantų nėra. Jo. Už čia negalima, čia negalima, čia galima. Čia galima vat, per tą, ne? Per... Arba bandyti, jeigu tik pakelti, galim ir už čia. Aha. O čia viršui kas yra? Čia jau Nebus nieko, bus tik Nebus, tai ne? geltona, kas geltona, matosi. geltona? Šitas bus atlaisvintas, makalosis. Aha. Ir viskas, va, nuotraukos yra. Jo. O iš kur žinot man, ar jisai gyvas ar miręs? Jūs šito nežinosit, jeigu nepasijungsit. Jo.
šitas robotas, va. Va. Tai bus tik tai Su stalu ten, ne? Stalas. Stalas. Nu, va, kiek supratau. jo, čia bus prisuktas toksai. Ai, jo, padėkliukas. Čia, Jo. posūk. Čia va ta dėžė, kur sakė, kad vietoj tos Bet oranžinės. ta būtų. dėžė ant ratukų. Ta dėžė, tai parodysiu. Tai ją galima bus stumti, ar Va, ne? ratukai matosi. Aha. Tai va, šitą bus ant ratukų. O kaip svoriai, sakykit, jau taip. 100, 200 ir 300 kažkur taip. Ant to kontrolio reikia pasižiūrėti. Tai svoris tai geras, tada tinka. Tam panašiai maždaug bus. Nieko, man svarbiausia tas bendras, žinot, bet tai Bendras viskas apie gerai. 5-600 Tai viskas tvarkoja. iš 3 daiktų. Jokių problemų. Sunkiausias? Ne, bendras visų 3. Visų trijų bendras, tai 200, 300. Ir koks 100 arba 200. Nu, iki 600. Ai, gali iki 7 būti. O galit pasakyti, kokią funkciją jisai atlieka? Robotas tai aišku judės. Judesi. O ant jo ką pakabinsit, čia jau kokie poreikiai jūsų. Jo, jo. Va. Nes čia suvirinimas pas mus, o būna tiesiog paletavimas kažkoks, dar kažkas tai. O čia pasukomas stalas. Tas pasukomas stalas bus be šito. Tai reiškia, jisai va šičia va baigėsi. Va, Va toks. apvalus va tas ir baigėsi. Jo. Šitas stalas yra va, viršus prisuktas va varžtais. Varžtais, jo. M16. Tai dabar va, instrukcija. Čia įsisukia M16 Jo, jo, kilpos ir tada su gerve kelt. Va, kilpos, va, aš suruošęs. Visus galimus variantus. Tai M16 kilpos M10 M8. Tai va, iškart įsisuka, tada pasikeliat ir apačioj varžtai bus prisukti, tai va, raktus, visus galimus variantus Lygiai parašau. taip pat Tai- kaip anas, taip ir šitas bus prisuktas, tik čia 4 vartai. Tai supratau, žiūrėkit, aš atsisuku varžtus, ne? Ne, tai čia bus atsukta, viskas. Ai, bus atsukta, ne? Nebus nieko. Jo. Šito nebus. Jo. Tik tai tas, ne? Atsisukat šitus varštus. Jo. Nuotrauka. Va. Jisai bus prisuktas tik tai čia. Tik tai tuose, ar ne? Jo, čia paprasti varžtai su paprastu raktu, ten atsisuka ir viskas. Nu, visus variantus. Jo, galimus. jo, supratau. Šičia. Supratau. Ir toliau tuos kilpas įsuka, šniūrą. O kilpos kur sukasi? Ten, čia, iš čia nebus Jo, kažkur. va, Jo, va. vietoj šitų, ne? Jo. Jo. Viskas aišku. Dabar taip, laidai atsijungia. Ką matai, kas trukdo, čia pramoninės jungtis atsukė, viskas, numetė. Laidus suvinioji kažkur padeda atskirai. Dėdžiai maišą. Svarbu jos paimti. Jo. Vienu žodžiu, kas ten bus, viską surinko. Jo, ką duoda, viską im, ką neduoda irgi. Viską. Arba dar paprašyti galima, gal dar dadės ką. Kažką lieka gal. Jo. Pats robotas turėtų būti va tokiais šešikampiais susuktas, bet aš pasiėmiau, surinkau išmerą vieną didesnį dar traktus ir vieną mažesnį mažą, kas ten, žinai. Jo. Tai va. Pagrindas dabar tas pats robotas, va. Šičia, pavyzdžiui, va, yra skylės Jo. tvirtinimo. Tai jeigu normaliai, čia va nauja, pavyzdžiui, perki, tai va šitie būna prisukta. Tam, kad su palėčiu Ai, pakėlėjai jo, galėtum jo. paimti. Tai galiu ir šitus duot, bet ar greičiausiai net nenaudosim. Kad ne, kad man atrodo gal, kad ir nebus. Tai blogiausia atveju ten tas kilpas yra, va 10 kilpos susisuka, jeigu reikės kažką pakelt, pririšt, parišt, ten kažką va tokio. Viskas aišku. Viskas aišku. Tai dabar gervė, va šita. Jo. Tai šita gervė yra labai paprasta. Vėl įstatai, ne? Biškį pakelia. Vienas jisai. Kita lygiai taip pat. Su, paruošta. Toliau, šitas. Kelia. Čia užsukta, atleista. Paletė, Aha. grinai galima. Čia jeigu reikėtų taip atsarginiai, raktai paprasti, tai dabar šešiakampiai. Čia toks turėtų būti normaliai. Jeigu bus vienas didesnis, tai va, čia tik tai galvutę reikia susidėti. Jo. Tikėsim. Gerai. Tvarko. Jeigu vienas mažesnis, va, vamsdukas, jeigu kas patogus. Jūs čia ir diržų man pasiruošę duoti, ar ne?
Diržų paruošęs. Jo. Tai dar diržų dar pažiūrėsim. Tai šiaip tai aš diržų turiu. Čia, Turi diržų. jo, čia ne problema. Tai Nu, mes galim tą. Su diržais ne čia, problema. sakau, visi galimi variantai, viskas. Žinai, ten iš Tai man šitus visus raktus į tą dėžę susidėti, ne? Va, į dėžę sukrausim viską. Gerai, tvarkoju. Liftas labai patogus variantas. Žmonės daug nori su liftais. Arba reikia turėti krautuvą. Tai va, bet nelikčiau prie jo. Jo, jo. Aha. Turėtų užtekti. Užteks, užteks. Užteks. Arba pabandytas paleistas robotas. Tuštas, pažiūrėk. Degradą. Ant kiek išdidinti. Kapiliarų matas. Čia išdidino, ne? Ja. Tas apskritimas ten milimetras. Eik tu savo. Stipri optika. Tai va, dabar pas mane matai, čia yra raktelės. Aha. Ir va 4 padėtis yra. Tai esmė ta, kad ant T1, tai T1 apačioje T ir matai taškiukai. Jo. Tai va, T1. Aha. Aha. Šitas turi būti, matai, va, jis čia apsauga. Jo, jo, jo. Turi būti išjungtas, matai, va, atpalaiduotas. Tada jungi ana, nu kaip pas ana, ten ta. Jo, 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 jo. Ir viskas. Ir dabar va, Sukraunu. visi ilgai krausis. Tai čia tas, kur 15 kokią minučių, Jo. ne? A, čia XP Windows. Aha. Tu atsimeni, kada buvo XP Windows? Oi, tai čia nežinau kiek metų atgal. Tai va, XP Ja, Windows. XP Windows, ja. Nu, ir jis turi užsikrauti tada. Užsikraus tiesiog, dabar galim, taip sakant, parūkyti. Ja. Spaudai kažkas arba vyksta, arba ne. Čia vat būna apačioje klaidos kažkokios, tai žinai, paspaudai kažkokią klaidą met. Tai čia būna viena iš knopkių, žinai, klaidų numetimas. Ištrinimas, ar ne? Jo, ištrinė knopką. Toliau, šičia. Va, ir va, šitas keičiasi ir keičiasi čia. Tai va, spaudžiu, tai paspaust ne ant pelės, o ant to plius minus kaip yra. Tada paspaudė šitą. Jo. Ir tada matai, va čia va atsiranda. Va, vienas, va du, o tada paspaudęs laikai.
Čia jau ašių numeriai, ne? Jo, ašių numerį. Jo. Paspaudęs laiką ir tada pliusas minusas. Nu, O, tada jau jisai vaikšto, ne? Jo. Ir važiuoju tol, kol važiuojas, nes apsaugos suveikia, yra padėtinės, galinės padėtis. Iki tam tikro taško nueina Jo, va, viskas. jis da važiavo viskas ir sako, daugiau negaliu. Jo. Tu, kad ir laikysi nuspaudęs, jau jis viskas. Jo. Viršų Tai kiek suprantu, ten bus toks pultas, ne? Jo. Jo. Svarbu. Įsijungia, laiko biškį reikia. Paspaudžiu. Nu, jis tokio uždėlsto mąstymo. Paspaudžiu, jisai mąsto, va, Jo, dabar jo, tik jo. įsijungia. Ir tada jau... Nu, su tokiais Windows'ais nėra ką norėt, kad čia veiktų gerai. Šitas dar va knopkė. Tai čia permetinėja langus. Mėlynat, ar ne? Ja, va. Svarbu va, į apačią, kad va. Čia užžalioja. Ir tada va, klaidų numetimas. Jo. Tada numetu klaidas. Esmė tai, kad pamatysi, kad judesys kažkoks atsirado, tada viskas. Nu, Tai gal man parodysit, kokioj padėtyje tada tai ten geriausia pats laikyti. žiūriu, kaip geriausiai sulankstyti, kad jis žemiausiai padėty būtų. Kad žemiausia, ne? Ja, kad jis ten svorio Jo, centras, kad Tada būtų, svorio kad, centras. žinai, Jo, 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 jo. Viena vietos važiuoja. Viskas aišku. svarbu, žinai, kuo mažiau, žinai, sulankstai, Viskas aišku. žinai, paleidai kiek tik tai gali, žinai, kad netrukdyt. Maksimum, ar ne? Tada A3 šitą, Aha. tada žemyn, nes bus jisai į viršų pasikėlė. Jo, jo, jo. Tai viskas. Jo, ir bus, nu, žema padėtis bus. Tam gausis, praktiškai dvi ašis, šitą ir šitą. Jo, Viskas. jo. Jisai žemai nusileidžia visai Jo, mažiukas. bet kėlimą darau tik per čia, ne? Darau. Kitur geriau neimti, ne? Kėlimą tik per ten. Jo, nes jeigu jisai nejudės, jeigu nesujudės, tai tau vienintelis būdas pakelta yra va, per čia. Aha. Kad ten palėtis. Tada nėra variantų, Jo, tada jo. kelti viršų, nes svorio centras tada taip, jisai gali biškis skersuotis tau, žinai, bet tu sugebėsi jį pakelt, kad paletę pakišti. Jo, jo, jo. Paletę Bet, aišku, aš pakiši. pirmą susilankstau jį, Jo. o paskui jau kraunuosi. Jo. Jo. Bet jeigu nepavyksta, tada už ten ir kad pakelt, pakišt ir tada jau tvirti. Nu, Nu, o kas ten žino, gali būti gal ir toj kompiuterijoje visoj, kad man nesuveiks čia kažkas tai tai, gali ne? būti, nu, gal atjungta, gal Ir gausiu parvežti tokį, koks jisai yra. Taip. Koks, nu, gali ir tai būti. Tai va ne? tada užtat ir sako, tik tai už ten kelt. Jo, 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 jo. Jeigu nieko. Jeigu žemyn susivažiuos, tai jums tik lengviau bus, o jeigu ne, tai tada vis tiek už čia, ant palėtės, tada jau gręžt, tvirtinti. Taip. Viskas aišku, ką? Į dešinę Marijampolė, Birštonas, Prienai. O mums tiesiog reikia. Į Alytų. Pirksim 100 plytų. Na va, kaip jums tie apmokymai? Toks pasijaučiau kaip mokinukas, žinot, bet labai yra gerai iš tikrųjų, nes su tais robotais ten, nu yra tie, žinot, atsukimai, prisukimai, visokie matė ten ir kompiuterizuota programa. Tai vienu žodžiu, man Vokietijoje ten reikės visą tai atlikti, ką čia dabar mane apmokė. Klausimų ar ko, tai kolega nuvažiavo. Nebus, aš nemanau, kad čia yra kažkas labai sudėtingo tokio, žinot, bet jeigu man ten ta sistema, nes XP Windows'ų, žinot, sistema, nu, jinai labai dabar yra tokia, nu, sakykim, nenaši, ne? Taip įsireiškim, tai gal neužbuksuos jinai ten Vokietijoje, nes man labai būtų patogus variantas tą robotą visą susilankstyti iki mažiausio aukščio ir tada svorio centras atsiranda geresnis ir aš jį pilnai be problemų tiesiog galėčiau pasikrauti. Bet jeigu nesuveiks mums ta XP sistema, tai gausim tokį, koks jis ten yra nuotraukose, kaip atrodo tokiam aukštį. Gausim pasikrauti. Tai bent kokiu atveju nebus taip, kad neparvežčiau. Tai viskas, visi daiktai, kaip matėt, sukrauti, gervė ant paletės pritvirtyta,
tiems, kurie nori matyti pasikrovimus, įsikrovimus, tai bus saldus kasnelis. Išvažiuosiu neskubėdamas, tai sakau iki tada. Geros dienos, užsiprenumeruokit kanalą, jeigu čia kažkas patiko, tai uždėkit patiktuką, jeigu nepatiko, galit ir taip uždėti. Va, numeskit kokį komentarą, galbūt kažkam yra kažkokį tai krovinį panašiai, aš nemanau, kad kažkas panašaus kažko nevežia. Vis tiek kažkas tai, kažką panašaus, kažkokį įrenginį, robotą ar dar kažką tai yra vežęs, ar ne? Tai galit pakomentuoti, kaip jums sekėsi, kaip ką. Tiesiog, yra įdomu, mūsų tematika sukoncentruota į tą yra, ar ne, krovinių, kelių, visas judesys, veiksmas. Būkite laimingi ir sveiki. Pirmyn atgal, sudužę ir išvargę, pirmyn atgal, jau prie pat namų.